Dirbo, brate. Labadiena visiems iš visų Lietuvos kampelio atvykusiems. Šiandien Delfi portalas skelbia, valstybės deklaruojamas rūpinimas švietimu ir mokslu tik tušti žodžiai. Šiandien renkasi švietimo darbuotojai mitinguoti. Ir ko jie čia iš tikrųjų susirinko? Jeigu Lietuvos Respublikos konstitucijoje pasakyta, kad mokykla yra mokymo ir auklėjimo įstaiga, kurioje mokytojas yra autoritetinga asmenybė, išmananti savo darbą ir reikalaujanti, kad mokiniai pasiektų deramą išsilavinimo ir brandos lygį, o ne paslaugų tiekėjas ar klusnus vykdytojas. Kad įvykdyti konstitucinės nuostatas reikalingas ir tinkamas finansavimas. Vyriausybės programa skelbia, kad švietimas ir mokslas yra prioritetinės sritis ir kad vyriausybė laikysis nuostatos ir europinių standartų ir sieks finansavimo skirti 6 procentus savo šalies BVP. Tačiau kaip yra? Šiuo metu finansavimas siekia 4,3 procento be Europos struktūrinių fondų. Vyriausybės programoje teigiama, nuosekliai atsisakys laisvosios rinkos principais pagristo mokinio krepšelio finansavimo, tobulins lėšų skyrimo metodą, kad išsaugotų kaimo mokyklas, išgyvendins smurtą ir patyčias mokyklose. Praėjo daugiau negu 1,5 metų, tačiau vyriausybė užmiršo, ką įsipareigojo Lietuvos gyventojams, nes su švietimu yra susijęs kiekvienas Lietuvos gyventojas. Pernai prieš rugsėjį ministras pirmininkas skelbė, didins lėšas finansavimui, bus keliamas mokytojų atlyginimas. Tačiau pašmėsčiojo televizijos ekranuose ir dingo. Taigi, mes šiandien susirinkome pasakyti, ko mes norime. Kalbės Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas. Labą dieną, garbus svečiai, gerbimi mitingo dalyviai. Kaip matote, dangus mums šiandien yra malonesnis, sudarė tinkamas sąlygas pareikšti savo reikalavimus prie vyriausybės rūmų. Šis procesas iš tikrųjų buvo gana ilgas iki šito mitingo. Mes kartu su HPS pirmininku Audriumi Jurgelevičiumi ne kartą lankėmės vyriausybėje, inicijavome konstruktyvų dialogą ir spręsti susitarimų būdu įsisenėjusias visas problemas. Bet dėja, išėjo taip, kaip visada. Vėl mes čia, vėl mes turime kategoriškai pareikšti apie, sakyčiau, tragišką padėtį švietimo sistemoje. Švietimo sistemos finansavimas, kuris dabartiniu metu numatytas švietimo biudžete, tikrai neatitinka dabartinės situacijas
švietime. Ugdymo planai nėra dengti pinigais. Raščiausiai jie nevykdomi. Daugelį mokyklų ugdymo planas yra vykdomas tik tai 70%. Nuo to nukenčia ugdymo kokybė, nukenčia pasirinkimas ir tuo pačiu nukenčia mokytojų darbo užmokestis. Kuo siauresnis, mažesnis ugdymo planas, tuo mažiau valandų, tuo mažiau mokytojai turi darbo krūvę, tuo mažesni atlyginimai. Valdžia pasinaudoja būtent situaciją, kai iškyla grėsmė Ukrainai, kai prasidėjo kariniai manevrai šalia Lietuvos, padidina staiga finansavimą krašto apsaugai. Pinigų atsirado ir iš privatizavimo fondo, ir iš biudžeto. Bet kai švietimui prašoma keletą milijonų išspręsti mūsų problemas, pinigų atsakoma, kad nėra. Kad bus pažeistas solidarumo principas, kad pedagogai nori išskirtinių teisių. Bet tikrai taip nėra. Mūsų finansavimo sistema, įskaitant į mokinio krepšelį, nustumė mūsų valstybę iš tikrųjų ES pakraštį. Pagal finansavimą mes reikiuojamės šalia Rumunijos ir Bulgarijos. Mes negalime aukštai pakelti galvos ir pasakyti, kad mokytojas tai iš tikrųjų yra gerbiama profesija Lietuvoje, kad mokytojo statusas yra gana aukštame lygmenyje. Apie tai byloja ne tik situacija mokyklose, bet ir mūsų darbo užmokestis. Jei dabartiniu metu mokytojų darbo užmokestis yra 1400 vidutiniškas, daugelis pedagogo apklausoje prisipažino, kad daugiau kaip 50% gauna apmokėjimą pagal žemiausią koeficientą. Tai reiškia yra, kad iš tikrųjų nėra teisingo apmokėjimo. Kodėl mokytojas, dirbantis skirtingose mokyklose, gauna skirtingą darbo užmokestį? Kodėl mokinys tos pačios klasės, mokydamasis skirtingose mokyklose, yra įvertinamas skirtingų koeficientų? Ar tai yra socialinis teisingumas? Aš nemanau, kad tai yra socialiai teisinga. Dėl saugių darbo sąlygų mokykloje. Taip. Saugios darbo sąlygas taipogi priklauso nuo finansavimo. Mokinių skaičiaus didėjimas jaučiamas nuolat. Dabar nieko nestebina, kad klasėje yra 32-34 mokiniai, kad mobilis grupės siekia 30 mokinių. Ar tai yra mobili grupė, kur keliami aukšti reikalavimai? Tai iš tikrųjų yra iškraipytas visas principas. Būtent savo reikalavimus mes pažymėjome, kad laikas atsisakyti ydingą mokinio krepšelį, kas yra ir vyriausybės programoje. Bet kol kas yra absoliutus štilis, sprendimo nėra. Vyriausybė nerodo jokių pastangų vykdyti savo pačios programas. Aš galiu skaičiuoti bent 10 punktų vyriausybės programos švietimo srityje, kurių visiškai nevykdo vyriausybė. Į tai atsiliepia būtent mūsų situacija. Psichologinis teroras mokyklose, fizinis smurtas mokyklose. Juk tai yra kasdienė. Mokytojai iš tikrųjų yra nesaugus. Mokiniai taipogi nesaugus. Dabartiniu metu vyrauja nemotyvuoti mokiniai, kurie dažnai ateina mokyklai praleisti laiko, panaudoti savo jėgą, prieš kažką tai smurtauti, įsityčioti, pavalgyti ir išeiti. Ar tai normali situacija? Aš manyčiau, kad iš tikrųjų gėda turėtų būti tokia vyriausybė, kuri atvedė švietimo sistemą į tokią situaciją. – 2008 metais po ilgalaikių streikų buvo pasiekta, kad vyriausybė patvirtintų ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą. Vieni metai mokytojai galėjo pasidžiaugti ir jaustis, kad jie iš tikrųjų yra pastebėti,
kad jų statusas išauga. Bet atėjo 2009 ir ta programa buvo sustabdyta. Kodėl dabar, kai krizė praėjo, kai darbo užmokestis ir nemažas darbo užmokestis didinimas Konstitucinio teismo teisėjams ir kitiems teisėjams, apie investicijas į švietimą kažkodėl nekalbama. Konvergencijos programoje būtent numatoma mažinimas švietimo lėšų. Ar tai yra teisinga? Mes reikalaujame, kad būtų atnaujinta šitą ilgalaikę darbo užmokesčio didinimo programa, kad mokytojas galėtų žinoti savo situaciją, kad jo darbo užmokestis didės, kiek didės, kuriais metais. Mes nereikalavome momentinių sprendimų. Mums reikalingi kompleksiniai ilgalaikiai sprendimai, kurie iš tiesų paveiktų švietimą, kad pritrauktų naujus jaunus žmonės į švietimo sistemą. Koks dabar jaunas mokytojas yra? Jeigu jis ateina, gauna tik 1200 litų. Ar tai pritraukia mokytoją? Tai parodo, kad tai mokytojo profesijos prestižas yra? Ir kurias sritį mes benagrinėtumėm, visur viskas yra susieta su finansavimu. Tai yra iš tikrųjų nusikaltimas sakyti, kad mokytojai reikalauja savo tik tai didesnį darbo užmokesčio. Būtent finansavimas kompleksiškai lemia ne tik darbo užmokestį, bet ir ugdymo kokybę. Dabartiniu metu Europoje ir yra paskelbta, kad tai yra metai ugdymo kokybės siekimo. Kaip pasiekti tą ugdymo kokybę? Su tokiu mokinių skaičiumi klasėse, mobiliuose grupėse, su tokia tvarka, su tokia saugumo mokyklose. Mūsų manimo iš tikrųjų tai neįmanoma. Vyriausybė privalo imtis iš tikrųjų ryžtingų veiksmų ir keisti visas švietimo sistemos finansavimą ir numatyti ilgalaikis savo žingsnius šioje srityje. Aš manau, kad šiandien toliau kalbantis gvildens tas pačias problemas. Ačiū Jums, kad Jūs atėjote, kad Jūs nepabūgote blogą orą, nors dabar šviečia jau ir saulė. Ačiū Jums už ryžtą, už solidarumą. Sėkmės mums visiems.